beste Ware aus Amsterdam. Pas ūkininkus yra taip, jau jeigu vienas startuoja, tai visi iš paskos. Jo, šikt, myšt, viskas, visi varo. Įsivaizduoju tiek, kad taip iki Vilniaus. Eina savo. Einam parodysiu moderniausią ūkio traktorių. Ūkininkai čia turbūt atvažiuoja, čia žinai, prabangių džipų prisipirkę. Ich bin bekannt, Nobo Malibu, wer kann, der kann. Reikia, kad principiert. Aš noriu gimdymą tą pasižiūrėti. Gimdymas? Nefilmuokit dabar. Komm mir nicht mit volan filan. Eine Faust, dein Koffer sieht an. No sıkıntı, tamam tamam. Nuo žiemos negėrės. Nuo protesto? Nu. Tai nedirbai dar su juo? Dirbai. Ai, dirbaugi. Visai pamiršęs buvo. Tai būna. Antifrizas. Ūkininkai, žinai, nesismulkina, jeigu varo, tai antifrizo visą bačką perka. Čia kaip, žinai, kaip delfinas per... to purškė, žinai, per viršų. Daug geria tavo arklys? Kiek pilitė geria. Kuo karštesnė diena, tuo daugiau ištroškės. Labai reiklus, ane? Labai. Tuoj bajerį parodysiu. Kaip degimas įsijungia Ivanui. Kažkas dar atsimins, jeigu nuo Žigulio tokius dalykus. Nu ką, viskas, lemputės dega. Čia degimas taip? Taip. Tu čia rimtai? Čia kaip limuzinai. Gerai. Čia ričiagas. Taip. Tai koks gražus. Žiauriai geras. O, čia sankaba. Tai išvedi sankaba. Taip. Čia tas citrintuvas yra. Bet vairas yra. Paimi šitą. Stumim priekį. Turėtų važiuoti. Stuliau ar ne? Dabar leidis ant ten gazas. Jo, čia gazas. Ten startas. Bumbu važiuoja. Aš šiaip dar čia žinok, jeigu kągi automatas, šitą ant priekį. Stumki priekį. Vaizduoju tiek, kad taip iki Vilniaus. Eina savo. Neįsivaizduoju. Eina savo. Prašom, gražinkitės laukais, mūsų mano pats tolimiausias laukmenė, pats tolimiausias, artimiausias autostrados. Bet čia šitų kelių reikėjo važiuoti į Laužų deginimą. Galėtume davažiuoti beveik kitos vietos, bet kadangi platus ratai, tai kaimynų laukų nesinori dabar priimti. Per sniegą, kai nesimatė, tai buvo atsum. O tu tuklius kada nors nulimi? Ne. Jie amžini priklauso prie traktorių. Buvo pasiūlymas, čia kaip buvo atseit važiuojam protestuot tvarkingai. Visi nuseimam ten frontalinius krautuvus, kai kas ten nuseimam. Nesakau, aš važiuoju protesto akciją, aš jei važiuoju, tai aš važiuoju su duklis. Aš važiuoju protestuot. Palaikau šitą. 25 km per valandą, iki Vilniaus. Bet žinai, ką aš tau pasakysiu, labai jisai patogus. Šiaip jau? Jisai minkštas. Jisai žinok patogus. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot, drop it like it's hot, drop it like it's hot. Hoy en mi ventana brilla el sol. I'm a Y gangster. el corazón se pone triste contemplando la ciudad. On the left side. ¿Por qué te vas? Ain't no other way to play the game the way I play. I cut so much you thought I was a DJ. 2, 1, yep, 3. SC and double low P, D go double G. I can't fake it, just break it. And when I take it, see I specialize in making all the girls get naked. Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
Pirma vieta traktorių šventėj. Taip. Kada čia taip nutiko? Prašom, data 23.07.01. Dabar nevyksta. Tai man gerai, jeigu nevyksta, tai reiškia, neturėsiu konkurentų daugiau. Tai tu pirmas rajone. Kaip žmonės pasakė, jie išrinko, prašom. Taip. Bet klausyk, dabar traktorių šventės tai nebus, ne? Šiais metais tai nebus. Nes kultūros sostinė Kaišiadorys. Jo, traktoristai turbūt, jeigu pasidarys kitą metą, tai turbūt bus. Neriau, tai gal organizuosi pats? Galvosiu, jeigu va padėsi, tai gal kažką ir padarysim rimtai. Žinok, dar rimčiau nei buvo, nors buvo ofigiena šventė iš tikrųjų, labai didelė. Šventė buvo nereali, iš tikrųjų, aš sakau, fenomenas kažkoksai, ne? Taip, ir tų švenčių yra labai retai, tai kas susijęs su ūkininkais. Tai va, turėjom tą festą, supranti, Vilniui. Jo. Skaityk kaip ir šventė, ne? Jo, gavosi kaip ir reikalavimus savo išsakėm, bet... Taip. Ir kiek suvažiavo žmonių ir kai visi buvo patenkinti. Tai kodėl Ivanas? Va taip būna, žinai, kaip paima ir gimsta, va taip šauna į galvą, spiria arklys. Nu, va vardus turi traktoriai, žinai, tai reikia šitam kokį, nu, va vieną tokį. Ir sako, iš pradžių buvo taip idėja, kaip dažyti. Tai davai kaip Massey Fergusonai, tai raudonai su, žinai, pilkais ratlankiais. Ar ten, davai kaip John Deere, kad žalias su geltonu ten kažką vieni siūlino. Bet aš žiūriu, nu, jo gražaus tu nepadarysi, nu, jis vis tiek aplamdytas visas toks tarybinis, kaip čia išlikęs, toks senas diedas, ar kaip čia. Iš karto vizualizacija, ir sakau, Ivanas, nu, ir viso, prilipo Ivanas. Kaip senas kaimo bernas. Taip, arba diedas. Grubiausius darbus ir dirba. Ten reikia sunoraginius paskus, ten reikia palikščiuot. Kiek hektarų nudirba jisai? Apdirba? 300. 300. Nu tai daug. Jo, kaip tokiam daug. Kaip tokiam daug. Koks jo variklis yra? Variklis tai kaip liaudėje pramintas Mazu. Jam C238, tai man jis netraukia. Man traukia, aš važiavau, žinok, man traukia, ohoho, lėkiau su vėjeliu, žinok. Važiuojant traukia. Man lūpose netraukia. Nežinau, apie 230 arklių. Nu tai gerai. Einam parodysiu moderniausią ūkio traktorių. Žiūrėkit, gražiai čia viskas pukuota. Čia dar nuo pernai metų gal? Nuo šitų metų mėžių. Tai va, savaime vairuojantis senas traktorius už nedaug pinigų. Ką tu čia pridaręs papasakok? Čia ne aš pridaręs, čia yra Baptai RTK. Jaunas bičas, jisai konstruoja tokius dalykus. Tu nori pasakyti, kad šitas tavo traktorius dabar važiuoja pats? Taip, šitas traktorius važiuoja pats. Kelintų jisai metų? 86. O klausyk, o va šitas tavo traktorius, va šitas, va, žymusis, važiuoja pats? Jis važiuos turbūt pats. Jau yra idėja. Irgi Baptai RTK padarys? Manau, kad taip. Daugiau nėra kas padarytų, nes daro tai to, ko kiti nepadaro. Už tokius pinigus. Muzonas kas čia to? O jie... Ūkininkai čia turbūt atvažiuoja, čia, žinai, prabangių džipų prisipirkę. Ir dar reikia ant viso apšvaimo. Gėda daro žmonėms. Gėda, nu. Jėzau. Ne, nu kažkaip. Gerą dieną. Pagarba. Tavo Masėjaus pažastis neskustus. Nu, todėl kad senamadiškas. Nenusiskuto pažastų Masėjus. Sakau. Bet jam tinka, žinok. Nerio, aš noriu vandens atsigerti, turi? Labai jo, karšta. ten šaldytuvas yra, nuveikina angarą. Ai, gerai. Ai, gerai. Atsigerti vandenuko. Nu gerai, o kur vanduo? Ne, nu matau, vyrai gerai, jie apjūtai pasiruošę. Taip labai gerai kalbat. Labai gerai kalbam apie derlius. Taip, apie miežių kulimą. Apie miežių kulimą norim pradėti, nes kiti pradėjo, mes negalim atsilikti.
Čia pas ūkininkus yra taip, jau jeigu vienas startuoja, tai visi iš paskos, nesvarbu šlapia, sausa, žali, viskas, viso, šikt, myšt, viskas, visi varo. Negalit. Žinok, tikra tiesa. Tikrai pritariu. Tai kuris pirmas? Nu, kuris pirmas. Tai va, Jolanta startuoja viskas, mes turim iš paskos, nesvarbu, kokie ten žolių yra, tiek varysi. Kulsi Nerijaus su šitų kombainu? Ar su šitais abiem? Nerijus su šitu kulė. Aš su senuku, aš visada su sena technika. Su naujesniu jau Aha. yra jaunimas, Ponai, kas kulė. ponai. Su naujesne ponai. Taip. When the pimp's in the crib, ma, drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Hoy en mi ventana brilla el sol. Nu. Ai, dar net šitą. Va. O, matai, kai vyrai yra inžinieriai. Sutvarkė man kamerą. O kieno fūra Nerijau? Tavo? Brolio. Brolio? Brolis padeda ūkininkaut? Du ūkiai. Viens kitam padeda. No sıkıntı, tamam. Bet tu šiaip esi Masėjų gerbėjas, nes matau pas tave net 3 Masėjai Ferguson traktoriai. Taip? Taip. Kodėl būtent Masėjai? Todėl, kad kai pradėjau dirbti su, kaip čia, importinė technika, užsienietiška technika, tai pirmas buvo Ferguson, žinai, kaip nuo Belarusų nulipi, ten Danija išvažiavęs dirbi. Čia kažkas turi sugest, tu lauki, ten išvažiavęs į lauką, kur galo nematai, dirbi su 90 arklių traktoriuku, Ferguson Danijoje. Ir ten varai. Jauti jau, kad jisai tepalo kvapą kažkokį jau, kad jisai sunkiai dirba ir jisai negenda. Neteko nė kartų jo tvarkyti. Kažkaip tas susifiksavo. Nu ir nusipirkau. Visi traktoriai turi pas tave Ne visi vardas. Vienam nelimpa, va gal kas nors pasakys, kaip pavadinti. Pasiūlykit, gerbiami žiūrovai, Nerijaus Masėjui vardą. Nu kaip dabar be vardo? Nu. Pas mane yra, uždėjom, nu, vamzdį vietoj duslintuvų, ten skriokia labai ir kažkaip, o grįžta, rėksnys grįžta, opa, jis. Kitą Lenkijų nusipirkom, nu, ir tai nutvaro, tai kur tas Lenkas, Lenkas, viskas. Bober! Jo pierdolę, pierwszy raz w życiu widzę. Viskas, Lenkas, rėksnys, Ivanas. Ir, vat, vienas yra, vat, kuriam niekaip, ne? Ir kažkaip jam, tai 3.6 pavadinom, tai 3.6.7.0 Fergusonas, taip, kažkaip taip, žinai. O tai, va, paimk rėksnį, atvažiuok ten, pripilsim grūdų arba varyk su Ivanu skus tenai. O šitas, su ko, tu su kuriuo Ferguson, tai, nu, ta, nu, 3.6.7.0. Su tuo, kur vardą neturi, ne? Kommer nicht mit falan filan. Eine Faustball, Koffer, Zidane. Čia šitam kieme, žinokit, yra tiek ūkininkų, kad aš nebespėju lakstyti iš vieno bokso į kitą ir filmuoti, nes labai visi nagingi, labai visi iškalbus, gražus, protingi ir labai man čia įdomu ir labai esu dėkinga jiems, kad jie įsileido mane, moterį, į savo dirbtuves. Žinot, ką reiškia moteris dirbtuvėse? Nu, bėda. Bet vat jie įsileido, pasitiki. Užsiauginau pasitikėjimą, matyt. Ne, vyrui darau, kad geriau dirbtų tai su šituo. Bet kai reiks dirbti, sakys, eik tu boba karšta, jame važiuoju su kitu. Ir tu važiuosi, ne su juo? Ne, su šito aš nevažiuosiu. Nevažiuosi? Su šito aš nevažiuoju. Aš per maža šitam traktoriui, žinok. Bet galinga. Vienu žodžiu, nagus prisiderinai, pedikiūrą prisiderinai prie ratų. Nu taip, dėdas liepia padaryti ratų traktoriaus pedikiūrą. Tai darau, tik sakiau, brangiai kainuos. Nu, kad brangiai, tai aš jau matau, žinok. Nes dažų kiek čia ir kiek čia, ne? Taip. Tai, o. Aš čia inžinierius esu,
aš čia santechnikas, aš čia elektrikas, aš čia visų galų tų meistras. Ir galų, ir skylių, kaip sakė. Čia kaltas turbūt Facebookas. Dabar Facebookai visiems, nežinau, ar tik tais man čia toks sutapimas, ar čia visiems grūda tos vairavimus, parduoda viską, visi, kiniški, nekiniški, gamykliniai, kokių nori gali prisipirkti. Kainos kosminės? Nu, tikrai kainos kosminės. Kainos labai didelės. Ten nuo 4000 prasideda tie patys kiniški. Iki baisių kainų, po 7 ir turbūt dar daugiau. 10. O kiek tu imi? Aš imu draugiškai, iš kaimynų tai draugiškai, duoda ledų. Butelį pastatė. Butelį dėja negeriu, ten prikaupęs esu jau pas juos. Tų butelių kiek man yra davę. Pažiūrėt, nemeluoju, tikrai pažiūrės šaldytuvę, tikrai nemeluoju. Aš žinau, aš ėjau atsigerti ir aš vandens ten neradau, žinau. Tai čia tavo? Tai ten visi uždirbti mano. Va, dabar kaip tik dar gimdymą vieną priiminėjau. Priiminėjai gimdymą. Kas gimdo pas tave? Kombainas. Kombainas gimdo? Kombainas dabar. O galėsi parodyti tą gimdymą? Esam galiniai daly. Čia kur pagrindinis vyksta gimdymas procesas. Tai liko iš esmės tik tais tokia ir sudėtinga ir paprasta procedūra. Reikia ratų posūkio daviklį nustatyti. Ir visa kita jau yra paruošta. Visa kita padaryta. Antena yra, vairas yra, kompiuteris yra, protas. Ir važiuosim dirbti. Darom taip, kad nieko nereiktų daryti. Žinai, kaip sako, kuo didesnis tinginys, ne? Tai tuo randi geresnių sprendimų. Teisingai? Nu. Čia apie jūs, vyrai, ar nelabai? Yra tiesos tame. Sugalvoji. Kada važiuojat kult? Tai gimdymą priimt ir viskas, ir važiuoju. Nes taip sakiau, nevažiuosiu šiemet. Nekulsi. Nekulsi šiemet. Bet būsi išskirtinis. Imsi ir nekulsi. Montuoju dar vieną vairavimą. O, eina pažiūrėti tavo. Nes vieno negana. Čia kažkokiam ekranų ir kompiuterių pasauly, ką? Karoli, pasakok man, kas čia yra pridaryta šitam Fiende. Galima būtų apsieiti be viso to turbūt. Kažkas yra apsieję be to. Kažkada? Kažkada anksčiau. Bet kai pabandai, supranti, kad noris dar ir dar. Kaip tai žmogiška? Gerai, ką čia daro šitas ekranas? Čia yra tiesiog valdymas, padargo valdymo kompiuteris, kuris valdo išmanų padargą. Tai ten įsobus valdymas. Kol kas mano ta sistema, kurią naudoju vairavimui, dar neturi tos adaptacijos. Pritaikymo, žodžiu, padargo valdymui, bet artimoje ateityje tai yra planuojama ir turėtų tas pats vairavimo kompiuteris turėti ir padargo valdymą. Tai vat laukiam ir manau, kad neužilgo. Tada bus galima šiek tiek tą ekranų pasaulį čia sumažinti, kad būtų jų mažiau. O tai tu spėsi viską ten spaudyti ant spėjančių tų visų 3 ekranų spaudyti? Tai kai vairuoti... Toks labai moteriškas, žinai, klausimas. Kai vairuoti nereikia, tai čia daug labai nėra ką ir spaudyti iš tikrųjų. Ai, sėdi tik tokia, ne? Ar Instagram'e, ar YouTube'e, ne? Jo. O Laiko tam yra. Traktorius pats važiuoja, traktorius pats apsisuka laukų galėje, tai problemos tame nėra. Čia iš esmės yra žudikas tiem visiems brangiem pardavėjam, brangiom sistemom, nes, pavyzdžiui, tas pats įsobusinis valdymo kompiuteris, jisai, kad jį padarytų, kad jam paduotų tą patį, sakykime, RTK signalą tikslų, tai labai daug pinigų kainuoja. Nu labai, jo. Bet šiuo atveju aš turiu RTK signalą šitam įsobusiniam kompiuterį. RTK signalas yra. Nei brangių antenų nereikia, nei brangių sistemų. Nei akių. Nei pažinčių. Nei pažinčių. O tikrai nereikia pažinčių? Sutarsim. Sutarsim. Turi būti pagal planą 3. 3 vairavimai.
3. Nežinau, Kas yra 3 Aš nežinau, kas vairuos. Aš nežinau, kas vairuos. Nu, tai kas gali vairuoti? Mama? Mama gali. Aš galiu? Garsiai. Gali, žinoma, visi gali. Visi gali. Kaimynas gali? Galės. Tai tu vienu žodžiu pagal žmogų? Kaimynas neturės kada. Kiekvienam žmogui. kiekvienam Čia priskirsiu. kaimynui kompas, čia draugui, ane, čia pačiam. Taip, pačiam. Tai pradėjau turbūt nuo to, kad pačiam būtų lengviau, paprasčiau, nes praeitą rudenį teko sėt nemažai laukų, ko aš anksčiau nedarydavau. Ir supratau, kad kažko trūksta man. Trūksta. Naujas į Jalką, bet traktorius nenaujas. Nors traktorius nėra naujas iš tikrųjų, bet jisai dar taip technologiškai ganėtinai pagal tuos metus taip gerokai pažengęs iš tikrųjų, nes viskas valdosi elektra, viskas mygtukai, visi, jokių problemų su juo kaip ir nėra to klausimu. Tai labai nesunkiai jisai priėmė tą vairavimą, kaip pasakyti taip. Tu taip dirbtum, kiek tu kalbi. Mane čia pasikvietė pakalbėti, aš ir kalbu. Taip, žmogus apie esmę, apie inovacijas. Taip, va, inovacijas. Seną techniką įdėtas, nu ne į seną, sakai labai, ne? Nu nėra baisi sena. Supranti, kai nauja technika, tai vat visi protingi nusipirkti, ne? Taip, ir valdyti, o seną. Dar kitas momentas. Čia reikia vat jau inžinierių, normalių protų. Dar kitas momentas nusipirki naują techniką su visų pilnu faršu, kaip sakoma. Nu, aš mėgstu. Ir nemoki naudotis. Ai. Būna ir taip. Turim pavyzdžių. Į mane, kodėl žiūrit į mane? Ne. Nes į akinius, kai žiūri, tai atsispindi. Jo, daug aplinkų nežinai, ką žiūri. O po to galvoju, kad reikia vat ir mūsų dar dydį pašventinti su vairavimu. Ne Ivanas, ne. Ivano pusbrolis, lietuviškas. Aha, Dydis. o aš galvojau, kad čia Ivanos 2. Man tokie traktoriai, žinau, supranti? Visi Ivanai. Dabar Ivanai. Visi Ivanai. Bet, nu, matyt, kad negalima šitaip. A ne, Nerijau, tu nesutiktum. Dėl ko, kad visi Ivanai būtų? Taip. Tai jeigu dabar visi bus Kas čia bus? Jolantos. Ne, nu tai ne, man taip netinka. Ne, Ivanas vienas, Vytis vienas. Pas mus ne tik kombainai ir traktoriai išmanus, ten padargai, pas mus yra iškrovimo duobė irgi išmani. Tai gali veikti nuo pultelio, tiesiog. Gali veikti telefonu, būtų valdoma. Tai aš, pavyzdžiui, miegu namuose. Klausyk, miegu namuose ir junginėju pultelius, ne? Taip. Svarbiausia, kad būtų kažkas kitoj pusėje, po iškrovimų. Karoli, aš tau turiu komercinį pasiūlymą. Prašom. Apšvietimas taip pat veikia išmaniuoju būdu lauke. Šita lempa veikia išmaniuoju būdu? Taip, žinoma, taip. Nu, parodyk. Lygiai taip pat telefonu įjungiama, išjungiama. Viskas, iš esmės viskas valdoma telefonu. Ir tu čia viską pats padarei? Taip. O kas man padės, jei ne pats? Aš žinok, Kaimynai nepadeda? Mes ateinam, jie ateina, pastovim, pažiūrim, pat morališkai palaikom. Čia labai svarbu. Taip, labai svarbu. Jis jau žmogus būtų palūžęs, jeigu nebūtų to palaikymo. Tiesa, nebėra šviesos. Yra šviesa. Tu kažkoks prometėjas, ne. Aš tave, žinok, nerodysiu, galvoju, dabar jau. Kompresorius irgi įsijungia telefono. Ne, tikrai nerodysiu YouTube kanale, nes tokių žmonių reikia ir mums pasilikti mūsų kraštuose. Nieko nežinau. Nu gerai. Gal ir gerai, nes to darbo ir taip turiu. Veiklo. Aš manau, nes va, vaikšto kaimynėlis. Rankos už nugaros. Žiūri, kokią inovaciją padaryti. Karoli, tu fendų gerbėjas, ne? Turim čia tokių eksponatų, kaip sakoma. Kaimynai. Vyrai man sukonstravo stovą, kamerą. Jis eina atplukti. Ačiū vyrai. Einu toliau filmuoti. Šitą dieną. Legendinis. Diena, žinokit, buvo super mega turbo opavau. O kosminis dalykas buvo tas, kad Nerijus leido pavairuoti jo Ivaną, jo kūrinį, jo šventenybę.
Tai čia man buvo didelė garbė ir aš esu be proto dėkinga jam už tai. Ir apskritai visai Nerijaus komandai, kolegom, kaimynam, tai irgi ypatingi žmonės, su kuriais kartu deginom vilties laužus, beje, čia visiškai šalia Nerijaus ūkio, ir su kuriais vykome į Vilnių, į ūkininkų protestą, kad mes visi ūkininkai gyventume geriau.